Sveiki, šiandien mano paskutinė diena Alžyre ir nutariau nusigauti iki Mauritanijos karalių mauzolėjus. Manoma, kad tai yra Mauritanijos karalių mauzolėjus, nors nifiga, čia ne mauzolėjus, čia yra ateivių pastatytas kažkas. Ir po to ateiviai išskrido. 3 amžiuje prieš Kristų arba dar anksčiau Alžyro gyventojai, alžyriečiai neturėjo technologijos statyti tokius kažką iš tokių akmenų. Plytos sveria tonas ir tonas, pastatyti tai jie nesugebėtų, plus jie sako, kad tai yra mauzolėjus tiesiog iš lempos, tiesiog dėl to, kad kas čia galėtų būti karaliaus kapas. Taip aiškina istorikai, be abejo tai yra netiesa, dėl to, kad viduj nebuvo rasta jokių kaulų. Jie sako, kad vagis pavogė. Vagis, pavogtų galbūt auksą, bet kam vogt kaulus, karaliaus kaulus. Plus dar nežinoma, koks yra vardas to karaliaus. Kokie karaliai čia palaidoti. Iš viso jokių nėra rašytinių metraščių, kurie paaiškintų, kas čia yra. Kažkas yra. Tai yra megalitinė struktūra ir be abejo tai yra ateivių pastatytas kažkas. Alžyras yra labai neturistinė valstybė, labai sunku pasidaryti vizą, reikia surinkti daug dokumentų, įrodyti, kad tu esi turtingas ir palik tos dokumentus 2 savaitėm, po to tik tai gausi arba negausi vizą. Mano viza savaitei 6 dienom kainavo 110 eurų ir tai yra viena iš tokių brangiausių iš tikrųjų vizų. Bet šitą kelionę man apmokėjo Baltarusijos KGB, kad aš šlovinčiau jo ekscelencijos Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos vardą pasaulyje. Tame tarpe šlovinčiau jo vardą ir prie Mauritanijos karaliaus mauzolėjaus. Prajuokino mane Audriaus Nako straipsnis Ekspertai EU, kur jis rašo, kad Lietuva yra ne visai teisinė valstybė, dėl to, kad Lietuvos konstitucijos 137 straipsnėje yra parašyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti, cituoju, skaitau dabar, jums žiūriu į ekraną ir skaitau, Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklo ir užsienio valstybių karinių bazių. Ir Audriui Nakui atrodo, kad JAV ir Vokietijos karinės bazės yra užsienio. Jis klysta. Tiesa, paaiškino Lietuvos konstitucinis teismas. Lietuvos konstitucinis teismas laikosi nuomonės apskritai Lietuvos propagandinė žiniasklaida, visi Lietuvos propagandiniai teisininkai, hujaisininkai, jie visi aiškina, kad ne JAV ir Vokietijos karinės bazės nėra užsienio karinės bazės, todėl galima. NATO bazės nėra užsienio karinės bazės. Ten Vaitkus irgi dažnai klaidą tokią daro, jis galvoja, kad Vokietijos ir kitų NAV valstybių bazės karinės tai užsienio, o iš tikrųjų tai ne užsienio, nes mes įstojome į NATO ir nuo tų laikų visi NATO kariai yra mūsų kariai. Tai todėl čia nėra jokio prieštaravimo, taip paaiškinta iš Lietuvos dalbajobeisininkų pusės, bet suprantat, kaip yra paaiškint žodžiais galima bet ką. Kodėl, pavyzdžiui, mes Sorbonoje, Paryžiaus Sorbonos universitete, kur aš daktaro disertaciją apsigyniau, kodėl mes sakome, kad teisės nėra, įstatymų nėra, žmogaus teisių nėra. Jų nėra dėl to, kad bet kokio teksto pagrindų galima paaiškinti bet ką. Suprantat? Parašyta negali būti užsienio karinių bazių. Tai galima paaiškinti, kad negali būti Vokietijos bazių ir NATO. O galima paaiškinti, kad galima, dėl to, kad tai ne užsienio. Suprantat? Iš bet ko galima paaiškinti bet ką. Todėl mūsų pagrindinė tezė, mes tai yra JAV teisiniai realistai, mane dažnai priskiria prie prorusiškų aktyvistų, aš esu Amerikos teisinio realizmo teoretikas. Teoretikas, aš daktaro disertaciją apsigyniau iš Amerikos teisinio realizmo. Tai Amerikos teisinis realizmas sako, kad, pažiūrėkit, jums atrodo, kad teisė yra, pažiūrėkit, bet kokio sakinio pagrindų galima paaiškinti bet ką. Jie paaiškino, kad tai ne užsienio. Ir jie, aišku,
nelogiškai aiškina dėl to, kad tada Stalino kariuomenė Lietuvoje taip pat buvo ne užsienio. Nes Lietuva buvo karinėje sąjungoje. Smetona pasirašė karinę sąjungą su Stalinu ir tuo pagrindu į Lietuvą atvyko Stalino kareiviai. Tai tada Stalino kareiviai taip pat ne okupacinė kariuomenė, o Lietuvos kariuomenė. Reikia sakyti, kad Lietuvos kariuomenė užėmė Vilnių, Lietuvą. Stalino lietuvių kariuomenė. Stalinas vadovavo Lietuvos kariuomeniai, kuri užėmė Lietuvą. Nu, kaip užėmė, kaip okupavo tada? Grįžo. Grįžo. Nu taip. Tai būtų, jeigu būtų logika teisėje, bet teisėje logikų nebūna. Logika yra neteisinis dalykas. Galbūt logika reikalinga, jeigu jums reikia pasiųsti raketą į kosmosą. Galbūt, jeigu jūs norit telefoną pagaminti, jums reikalinga logika. Galbūt dirbtinį intelektą taip pat galbūt logika. Galbūt. Teisėje nebūna logikos. Teisėje yra 98, mano daktaro disertacijoje yra aprašyti 98 teisinės logikos variantai, teisinio aiškinimo technikos. Tai jūs bet kokį iš 98 pasiimat ir paaiškinat bet ką, bet kaip jums reikia, kaip prašo užsakovas. Kaip prašo užsakovas. Šiuo atveju užsakovas, Lietuvos Tėvynės sąjunga, tai todėl viskas yra labai gerai. Tai sveikinu Stalino kariuomenė Vilniuje. Džiaugiuosi už jos, kad grįžo. Vadinkim tai mauzolėjum, dėl to, kad oficialiai tai yra vadinama mauzolėjumi. Ir čia yra tokios durys, dirbtinės. Ir daug kur pasaulyje aš jums rodau tokias duris. Tai yra duris, kurios yra į nieką. Tai yra dirbtinės duris iš akmens, už kurių neįmanoma atidaryti. Aš manau, kad tai buvo tikrai kažkokia technologija ir tos durys galbūt netgi atsidarydavo. Nes, suprantat, aš tikiu, kad ateiviai buvo daug protingesni ir jie kažkaip mokėjo, negaištų laiko statyti tokią struktūrą, tokią, ten, toli, ten, dar toli, beprasmiškai. Beprasmiškai. Viduj nėra jokių kaulų. Nieko nėra viduj. Tik tai akmenys, kaip Egipto piramidės. Ir tokios durys dirbtinės. Nežinau, man atrodo, kad atsidarydavo kažkaip. O dar Alžyras yra žinomas dėl to, kad čia yra labai pigus benzinas. 1 litras benzino, pažiūrėkite, aš papostinau Instagrame ir Facebook'e nuotrauką iš degalinės, kur yra litras benzino 11 euro centų. 11 euro centų. Tai yra daugiau nei 10 kartų pigiau nei Lietuvoje, Europoje, o taip yra todėl, kad Alžyras veža naftą iš Rusijos. Štai kodėl Alžyras 11 centų. 11 centų. Suprantat, jeigu Lietuva negali vežtis dujų ir naftos iš Alžyro, kad Lietuvoje būtų už 11 centų. 11 centų kainuotų 1 litras benzino, kaip čia. Tai tada galima vežtis iš Rusijos. Rusijoje nėra taip toks pigus benzinas ir dujos kaip Alžyrė. Dujinių čia iš viso nėra automobilių, nes visi įperka benziną. Vanduo yra brangesnis už benziną. Dabar čia stovi mano butelis vandens. 40 dinarų aš mokėjau už litrą vandens. O šitas benzinas 30 dinarų kainuoja. 30 dinarų tai yra 11 euro centų. Kaip gražu, tai, bet aš nežinau, kodėl Lietuva nesiperka benzino iš Alžyro. Galbūt dėl to, kad Alžyras yra labai toli. Galbūt jis nedemokratinis. Nežinau. Taip, Alžyras yra mažiau demokratinis nei Rusija. Tai 100% faktas, kad Rusija yra demokratijos etalonas, kaip Alžyrui, tai tikrai.
Prisirašykite prie mano kanalo, bus dar daugiau tokių nuostabiausių ateivių pastatytų vietų iš viso pasaulio. Tuo mano kelionė po Alžyrą pasibaigė ir dabar aš skrisiu toliau. Štai šita pusė netaip sudaužyta ir vėl mes matom duris į nieką. Atseit duris, bet ten nieko nėra, jos neatsidaro, tai yra iškalta. Ir įdomu, kad ant visų durų yra kryžiai. Matyt, kryžiai turėjo kitokią reikšmę 3 šimtmetyje prieš Kristų. Svarbiausia, kad aš filmuoju visada prie tokių vietų, kurios yra unikalios ir labai gerai, labai paprastai atpažįstamos. Bet dalbajobai Lietuvos prokuratūroje visada rašo, kad aš įvykdžiau informacinę ataką prieš Lietuvą iš nenustatytos vietos. Nu kaip tu gali nenustatyti vietos? Va štai yra Mauritanijos karalių mauzolėjus, ką aš galiu pasakyti. Internete yra daug šitos vietos nuotraukų ir štai šita vieta yra už mano nugaros. Ne, blėt, šitie dalbajobai negali nustatyti, iš kurios vietos aš darau informacinės atakas prieš Lietuvą. Va, iš šitos pusės matos apdaužimas. Iš tikrųjų, čia buvo poligonas ir kažkada kariuomenė darė pratybas šaudydama į mauzolėjų. Ir dėl to didelė dalis yra apgriauta, bet tai parodo stiprybę šito mauzolėjaus, kad net poligonas negalėjo sunaikinti šito dalyko. Čia šaudė labai ilgai kariuomenė iš visokiausių ginklų ir vis tiek mauzolėjus išsilaikė. Tai primenu, kad mano kanalas yra uždraustas Lietuvos teritorijoje ir jūs galite jį žiūrėti, jeigu turit VPN-ą. Visiems rekomenduoju VPN-ą, tai yra nemokamos programėlės. Po šituo video apačioj yra nuorodos į nemokamus VPN-us. VPN-ų reklama čia buvo. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.